Sveiki visi, šiandien ankstų rudenišką rytą sugalvojau pasidaryti tokią mažą kelionę motociklu ir aplankyti Šalčininkų rajone. Lietuvos gyventojams tiek užsieniečiams atvykus į šią teritoriją su savimi reikia turėti asmens dokumentą. Ja iš visų pusių supa Baltarusijos Respublikos žemės. Ši Lietuvos dalis vadinama Dieveniškių kilpa, vieta unikali. Kitoks net kraštovaizdis. Čia nebuvo paskutinio apledėjimo. Taigi pasiemu kuprinę, nors iš tikrųjų tai nelabai žinau, ką dėti tą kuprinę, nes kelionė truks tik kokias porą valandų. Pagalvojau, gal dar aš greitai suremontuosiu variklio laikantį varžtą. Zaisiu po visų remontų. Bus gerai ir tai. Važiuojam. Užsipilnam pilną baką kuro. Ir štai maža kelionė jau prasidėjo. Nuvažiavau 18 km nuo Vilniaus ir esu Šalčininkų rajono savivaldybės Jašiūnų miestelyje. Nedideli kelio remontai, o čia aplankau respublikinės reikšmės architektūrinį paminklą Jašiūnų Balinskių dvaro rūmus. Pasigrožėję gražiais vaizdais, toliau judam link Šalčininkų miestelio. Nuvažiavus apie 30 km į pietus, aš jau Šalčininkuose. Miestelis man asmeniškai pasirodė tylus ir tvarkingas, bet su tam tikrom akcentiniam detalėm. Kai kurie tikriausiai gal ir esate girdėję. Kas negirdėjote, pažiūrėkite. Vykau į Šalčininkus. Angliškai Šalčininkai yra Solečniki. Autobusų stotis tai dvožec autobusowe. Visur rašoma lenkiškai. Miestelį paliekam ir judam prie pasienio ruožų. Gamta čia taip pat nuostabi, kur pasižiūrėsi, viskas atrodo labai gražu. Nustebau ir keista, važiuojant motociklu, beveik ranka galiu pasiekti Baltarusijos Respublikos žemę. Pajutau, kad gamta šaukia, tai reikėjo ieškoti kažkokios patogios vietelės ir, manau, suradau neblogai kukurūzai. Taigi, labai patogi vietelė, bet toks niuansas nutiko, aišku, aš jo neužfiksavau, gal ir gerai. Kai sėdau ant motociklo pradėti važiuoti, su visų motociklui atgal įgriuvau į kukurūzus. Ir aišku, vėl buvo niuansų, toks kaip motociklo pastatymas ant ratų, benzino išsiliejimas ir nulaužtas veidrodėlis. Viską susitvarkom ir čia mes jau pasiekėm Dieveniškių miestelį. Tokia maža staigmenėlė. Kelionės maršrutė neturėjau numatę žvyruotos dangos. O čia pagalvoju, nusifilmuosiu save iš šonų. Ir neblogai gavosi. Žvyruotų keliu važiuoti mažas malonumas. Stave yra asfaltinės padangos. Pagalvojau, kad gerai būtų turėti ant durų. Pralėkčiau 130-150 kaip automagistraliai. Bet aišku, vėl savotiška praktika. O čia netikėtai atsidaro nuostabi panorama. Vaizdas vau. Ir štai pagaliau tolumoje pamatau Norviliškių pilį. O jie atrodo tikrai gražiai. Apsižvalgius ir apėjus teritoriją, kada aš čia buvau, reikia užsidėti pliusą. Greitas iš toli selfis, rankas keliam opa, traukėlė, ačiū už dėmesį ir grįžtam atgal namo. Grįžtant atgal, važiuojant ramiai keliu, pagalvojau, labai jau trumpa ta mano kelionė ir patraukiau į viršų. O be to, telefone turėjau iš anksčiau išsisaugojęs keletą koordinačių, kurias norėčiau aplankyti ir keliauti kuo arčiau valstybės sienos. Judu link Turgėlių miestelio, o miestelyje numatęs aplankyti veikiančiose kapinėse esantį mauzoliejų, Kobylinskių šeimos koplyčią. Prieš įvažiuojant į Turgėlių miestelį sustojau, nes pamačiau labai gražų gamtos vaizdą. Ten toli matom Turgėlių bažnyčią ir mano minėtas mauzoliejus. Esu labai mažame Turgėlių miestelyje, štai mano minėtoji bažnyčia ir Kobylinskių šeimos koplyčia. Užsukusi į mauzoliejų teritoriją, radau kapą, kuriam daugiau nei 200 metų ir kapas iki šių dienų lankomas ir prižiūrimas. Ir tuo pačiu užsukau į Šalčininkų rajone esančio Merkinės miestelio buvusios Pavlovo Respublikos dvaro griuvėsius.
Stebina tai, kad griuvėsiai ir aplink griuvėsius esanti teritorija yra nuolat tvarkoma ir prižiūrima. Respublika egzistavo 26 metus iki 1795 metų. Per šį trumpą laiką Pavlovų Respublika turėjo savo vėliavą, savo valiutą, kaldino savo monetas. Respublikos įkūrėjas likvidavo lažą ir turėjo savo mokyklą. Apsižvalgom, padarom keletą fotų ir judam toliau. Judam link Medininkų miestelio. Vilniuje gyvenu 24 metus, o Medininkų pilies taip ir nematęs. O šiandien gera proga ją ir pamatyti. O štai ir jie, nutolusi nuo Vilniaus centro 31 km. 27 metrų aukščio pilies bokštas, kuriame įsikūręs muziejus. Muziejaus aplankyti nepavyko. Pilies teritorija buvo užrakinta. Trumpam sustoju pasigrožėti gražiais gamtos vaizdais. Tolumoje ten matome Baltarusijos Lietuvos valstybės sieną. Šumsko miestelio bažnyčia ir važiuojam link Lavoriškių užtvankos. Prieš 5 metus čia jau teko atvažiuoti ir pastebėjau, kad yra šiokių tokių pokyčių. Bando statyti ir atnaujinti užtvanką. Judu pagal savo turimas koordinates. Turėčiau privažiuoti Neries ir Žeimenos santakos vietą. Kurioje pamatysime vokiečių dar Pirmo pasaulinio karo metu statytą geležinkelio tiltą. Pamatysime tikrą plieno stipruolį, kuris tuo metu atlaikydavo milžiniškus traukinių svorius. Tarp kitko, oras šiandien kaip pagal užsakymą ir gamta labai graži. Vienas malonumas važiuoti. Opa, staigmena, šito maršrute nebuvau numatęs ir vėl žvyrkelis. Pažiūrėjus į žemėlapį, to geresnio kelio neradau. Tai teko ilgai važiuoti žvyruota danga. Bet ir čia gražūs vaizdai leido mėgautis kelionę motociklu. Truputį pasikratėm ir galiausiai pasiekėm tikslą. Štai ir mūsų plieninis stipruolis, kuris jau čia stūksto daugiau nei 100 metų. Užlipam į kalniuką ir mes pamatom visą grožį. Opa, wow, vaizdas tikrai gražus. Graži ta mūsų Lietuvos Neries upė. Senoviniam kniedėm sutvirtintas tiltas atrodo pasakiškai. Bandom pereiti tiltą ir pažiūrėsim, kas kitam krante. Plieno senolis šiuo metu jau gerokai parūdyjęs, o medžio detalės jau pradėjusios trūnyti. Todėl perspinčios lentelės mus įspėja, kad čia pavojinga ir draudžiama vaikščioti. Savaime suprantama, mes į įspėjamuosius ir draudžiamus ženklus nekreipiam dėmesio ir bandom pasiekti kitą upės krantą. Perėjus geležinkelio tiltą ir nusileidus Neries šlaitu, pastebėjau ant geležinkelio tilto pamatų sienos pažymėtas 2 datas. Jos truputį man priminė interneto svetainėse aprašytus Vilniaus potvynius. Čia šiaip tokie mano trumpi greiti pamąstymai, o galbūt šios datos sako kitus faktus. O čia gera proga selfie pasisekė. Ačiū. Gera vieta skaniam sumuštiniui ir keliaujam toliau. Važiuojant link Pabradės miestelio sutikau daug sunkios karinės technikos. Vaizdas su kariais lyg sėdintys ąžuolai buvo įspūdingas. O čia labai graži Švenčiausios mergelės Marijų šeimų karalienės bažnyčia. Telefonu bandau užfiksuoti tą grožį, bet nelabai pavyksta.
O čia visai netikėtai, važiuojant link Švenčionių, pamačiau ženklo nuorodą į Zalavo dvaro sodybos fragmentus. Užsukus pažiūrėti, nieko ypatingo ir nepamačiau. O štai kapas tvarkomas ir prižiūrimas žuvusiems Lenkų tautybės kovotojų atminimui, kovojusiems ne savo tėviškai, bet už savo tautiečius. Labai gražus ženklas žuvusiems. Lenkijos baikerių pagarba ir atminimas savo tautiečiams. Nedavažiavus Švenčionių miesto sugalvojau užsukti į Mondžiūnus. Tai gatvinis kaimas, kurį sudaro 26 sodybos. Kaimas labai ramus. Žiūriu, senukas eina, pralėkiau, pakėliau dulkių, senuko širdis pradėjo plakti stipriau ir išvažiavau. Ir štai Švenčionys. Važiuojant į miestelį, užsukau į Cirkliškio dvarą. Nieko ypatingo čia nerasim. Tiesiog sutvarkyta gamta, prižiūrimi medžiai ir tvarkingas dvaras. Pakeliui nutiko viena bėda, užsidegė tepalo lemputė. Sustojau degalinį, nusipirkau 10-40 tepalo, gal ir ne visai gerai, bet vis tiek papildysim. Įpylėm, užsukom, užvedėm motociklą, lemputė užgeso. Tik tepalo talpos neturiu kur dėti, bet sugalvojau su izoliacija prisukti prie motociklo rėmo ir kelionė tęsiasi toliau. O toliau noriu aplankyti Švenčionių Senvario apžvalgos bokštą. Bokštas nėra aukštas ir kažkuo tai ypatingas, bet važiuojant pro Švenčionių miestą, o jis yra netoliese, tai nepraleisiu progos ir užsukti. O štai ir jis jau prieš mano akis. Mes ir viršūnė, jaučiamas ir nesilpnas vėjelis, blemba, jis tviruoja. Gerai, labai graži gamta, einam į apačią ir lekiam toliau. Privažiavus Ignalinos rajoną, pamatau kairėje stovi Didžiasalio apžvalgos bokštas. Na kągi, užsuksim ir čia. Pasportavom, užlipom, vaizdai tikrai Lietuvos gražus, turim daug žalumos ir žemės ariamos. Oi, kaip netikėtai čia man gerai gavosi ir saulė šiandien tokia aštri, taip spigina į akis. Leidžiame žemyn ir važiuojam toliau. Ignalinos miestelis savo gatvėmis bei namelių stiliumi šiek tiek priminė mano gimtąjį kraštą – Biržus. Judant Vilkakalnio apžvalgos bokšto link teko įveikti žvyruotą įkalnę. Norėdamas tai užfiksuoti, telefoną izoliacijos pagalba pririšau prie medžio. Štai ir mano minėtas bokštas. Čia nedidelis staigmenėlė, nors įlipti ir nepavyko, bet nesigailėjau čia atvažiavęs. Toks jausmas, kad aš kažkada jau varčiausi su slidėm tuo šlaitu žemyn. Nuvažiavęs 10 km nuo Ignalinos miestelio pasukau į kairę. Norėjau aplankyti technikos paminklą Genučio vandens malūną. Atvažiavęs nustebau, žmogaus nei vieno, tik mačiau, kad per kelią 4 asmenų šeima bandė persinešti baidaris. Genučių užkandinė buvo uždaryta, taigi nevalgęs traukiau Visagino link. Linksmas vingiuotas keliukas neleido prie vairo užmygti, bet važiuojant pajutau, kad jau lyg ir atspaudė užpakalį. Tekdavo atsistoti, pastoviniuoti, tupčiukų važiuojant padaryti. Iki Zarasų liko 25 km. Pakeliui aplankysiu vienintelę Baltijos šalyse buvusią branduolinę jėgainę. Jūs visi puikiai suprato, tai Ignalinos atominė elektrinė, kuri šiuo metu yra negrįžtamai sustabdyta. Posūkis pagrindiniu keliu į kairę ir štai aš jau matau atominės elektrinės didžiulius milžiniškus kaminius, vaizdas stulbinantis. Atvažiavom, nusifotografavom, selfiukas. Ačiū už dėmesį ir važiuojam toliau. O kadangi esu netoli didžiausio Lietuvos ežero Drūkšių,
aplankysim ir jį. Ar pamenat mokyklos laikus, kai mokytojai sakydavo, ežeras yra tarpvalstybinis vandens telkinys, pats didžiausias Lietuvoje. Geriau vieną kartą pamatyti, nei 100 kartų išgirsti. Ar netiesą sakau. O Drūkšių ežeras tikrai gražus. Tikiuosi visi žinot, kad Drūkšių ežero vanduo buvo atominės elektrinės reaktorių aušinimo šaltinis. Netoliese buvau pasižymėjęs 3 valstybių susikirtimo tašką ir norėjau aplankyti būtent šią vietą. Bet dingus internetui ir turint pustuštį baką, nebenorėjau aklai klaidžioti žvirkliais ir miškais. Aplenkdamas Visagino miestą, linksmų ir vingiuotų kelių patraukiau link Zarasų. Zarasai – miestas šiaurės rytų Lietuvoje, esantis arti kaimyninės Latvijos sienos. Važiuojant miesteliu, sustojo aplankyti garsaus Zarasų apžvalgos rato. Paėjus 17 metrų aukščio ratu, atsiverė Zaraso ežero panorama, kuri truputėlį ir nustebino. O koks linksmas keliukas važiuojant link Stelmužės ąžuolo. Motociklininkams jį būtinai rekomenduoju išbandyti, tik žinoma važiuokite protingai ir saugiai. Pamenu mokyklos laikus, kai mokytoja pasakoja apie seniausią ir storiausią Stelmužės ąžuolą Lietuvoje, kurios skersmuo net 3,5 metro ir gyvuoja 1500 metų. Šiandien yra proga užsukti ir pamatyti. Kaip aš net nežinojau, kad jis čia prie pat Latvijos sienos. O, kaip gerai aš čia praskridau. Tiesą sakant, prieš tai neblogai reikėjo su telefonu pažaisti, kol radau, kaip jį pritvirtinti. Pasinaudodamas kelio ženklais ir medžių šakomis, aišku, padėjo ir lipni juosta. O štai minėtas ir Stelmužės ąžuolas. Senukas jau daug matęs. Paramstytas lazdomis, aplink iškirsti medžiai leidžia ąžuolui gauti daugiau saulės šviesos. Taigi, dedu sau pliusą, Stelmužės ąžuolas aplankytas, važiuojam toliau. Išvažiavus iš lankytinos vietos nebenorėjau grįžti tuo pačiu keliu 20 km į pietus link pagrindinio kelio. Todėl pasukau į kairę, judėti į priekį Lietuvos šiaurės link. O čia aš ir vėl papuoliu. Pasirodo, kelio nėra net navigacijoje. Kelią suprojektavo patys kaimo gyventojai. O tuo keliu, kuriuo atvažiavau, aš tikrai nebegrįšiu. Na, tiesiog gaila laiko ir tuo klausimu, kad pas mane kuro liko, kaip visada, jau ne kažką, tai gal šiuo keliu aš pasieksiu greičiau civilizaciją ir degalinėje galėsiu pasipildyti kuro baką. Važiuojant lėtai tokia į galvą mintis atėjo, o jeigu tektų čia man sustoti, tarkim, sugedo motociklas. Kaip perduoti žinutę arba buvimo vietos koordinatės žmogui, kuris turi tave pasiimti. Aplamai dabar visos kelionės pakabintos ant telefono baterijos, ant powerbankų. Tai neduok dievė išsikraus akumuliatorius ar powerbankas. Viskasgi gyvenimo nebėra. Tai manau dauguma keliautojų pasiema kokius 3 laidus, plus 2 pakrovėjus, dar kokį porą powerbankų, papildomą atsarginį motociklo akumuliatorių. Pagaliau geras gruntas po mano motociklo ratais. O čia prisijungia kolega, pažiūrėkit, ką jis išdarinėja. Na gerai, pajuokavau, čia tiesiog filmukas iš interneto platybių. Manau, aš jau pasiekiau. Taip, Panevėžio apskritis savas kraštas. Savi medžiai, dauguma vyrauja lapuočiai, gatvių kaimietiškas stilius, kaip čia ramu. Link Obelių miestelio judėjau jaustuvom, neblogai atspaudė. Pravažiavau vieną pagrindinę Obelių gatvę. Žmonių visiškai nesutikau, miestelis pasirodė labai ramus. Tikri kurortai, tik ką čia veikti nelabai įsivaizduoju. Miestelio simbolika tai Obelių malūnas, kuriam daugiau nei 200 metų. Malūnas, kuris turėjo turbiną ir turbinos pagalba ne tik malė miltus, bet ir pjovė lentas. O dabar įrengta kavinė, bet jau vėlu ir darbo valandos baigėsi. Rokiškio miestelis vaizdžiai atrodė labai tvarkingas, bet aš jį greit pralėkiau ir nežinau, ką daugiau apie jį pasakyti. Kaip greit leidžiasi saulė. Pakeliui aplankiau Rokiškio dvarą. Dvaro parką sudaro 16 namelių. Pavyzdžiui, vartininko namelis, svečių namai, arklininko namelis ir panašiai.
Pasukęs arčiau valstybės sienos privažiavau Rokiškio rajone Skuomantų kaimą, esantį netoli Onuškio bažnytkaimio. Paskutinis lankytinas šios kelionės objektas – Onuškio Komaro dvaro griuvėsiai. Ir žinoma, paskutinis, bet skaniausias kelionės sumuštinis. Sena dvaro rasta internete nuotrauka. Dvarui daugiau nei 500 metų. Per pirmuosius pasaulinio karo metus buvo sudegintas, o likusios sienos puikiai atlaikė ir antrą pasaulinį. Štai ir viskas. Mano neplanuota kelionė pagal Lietuvos valstybės rytinę sienos dalį baigėsi. O kokia graži Čedasų miestelio Šventų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Taip, tai apie ką aš čia kažką norėjau sakyti. Taip. Iki gimtojo krašto liko apie 45 km. Ir savo netikėtų apsilankymų nustebinsiu artimuosius. Ačiū tiems, kas stebėjot mano paprastą kelionę. Ir atsisveikindamas pasakysiu paprastai. Keliaukit ir vertinkit, ką turit. Iki. Feel I'm knocking on heaven's door.